Tai Vilniaus rajone jau nemažai gyvenviečių, 24 turi savo heraldiką. Šiandien esame Šumske. Šumskas turi tikrai labai gražią istoriją, tradiciją. Čia mes matome mūsų bažnyčią, Švento Mykolo Arkangelo bažnyčią, ir kas yra simboliška gal, kad būtent šiais metais ši bažnyčia mini 330 metų jubiliejų. Tai tuo labiau, man atrodo, tinka šiais metais ir herbo mūsų pašventinimas ir vėliavos. Turbūt kiekvienas dalykas, viskas prasidėjo nuo minties. Kilo mintis, po to bendrai su bendruomenė aptarėm, kad iš tikrųjų Šumskas vertas tos vietos heraldinėme žemėlapyje ir nusprendėm pradėti tą herbo kūrimo procesą. Jisai buvo gana ilgas, užtrukome apie metus. Pradėjome 2025 metais, vyko susirinkimai su gyventojais, su Lietuvos heraldikos komisija. Didelį vaidmenį herbo kūrime Ronaldas Rimkūnas, dailininkas, suvaidino. Tai yra svarbus elementas, kuris gali vienyti žmonės skirtingų net ir požiūrių, galbūt ir skirtingų ir tautybių, dėl to, kad tai yra bendras šios teritorijos patvirtintas oficialus prezidentų dekretų simbolis, o simboliai mūsų gyvenime iš tikrųjų yra svarbus. Čia mano gimtinė, mano šeima, čia visi ir seneliai, proseneliai, visi iš čia. Ir tikrai turim didelę šeimą, ne? Ir kad tas įvykis, ką reiškia, nuoširdumą, nežinau, džiaugsmą, tokį kažkokį išsipildymą pasakysiu. Mes džiaugiamės, kad dabar turime Šumsko miestelio herbą. Herbas tai yra mūsų miestelio simbolis ir jis mums yra labai svarbus. Kai su draugė einam pasivaikščioti, labai dažnai mėgstam čia užeiti, nes pastatė neseniai labai gerą aikštelę sportų, tai ateinam pasportuoti. Tai šiaip tai retai būna, bet kai užeinu, tai labai netgi džiugina, kad šitas rajonas plečiasi. Be to atsiranda vis daugiau naujų iniciatyvų, kas irgi labai džiugina, ir kad bendruomenė gali vis dažniau rinktis, bendrauti, bendradarbiauti ir džiaugtis, kad gali būti kartu. Labai džiaugiuosi, kad bendruomenė čia yra labai vieninga, aktyvi. Tai Šumskas ir visa Kalvelio seniūnija tikrai yra gražėjanti, daug infrastruktūrinių projektų čia vyksta. Tai bendruomenė sudaro visą pagrindą tikrai stiprios savivaldos. Tai šiandien patvirtinus, išventinus tą heraldiką, matome, kad tikrai tas vizualas, identitetas yra dar labiau sustiprinamas, kaip ir sakiau savo kalboje, praeitis, ateitis ir dabartis persipina kartu šitam herbe.